Sveiki, šiandien pasidalinsiu savo šašlykų receptų. Jisai, aišku, yra nelabai ten kažkoks ypatingas. Šiaip galiu pasakyti, kiek esu bandęs visokių metodikų ir kiek esu valgęs pas visus ten šašlykus. Visi skirtingai raugia jos, bet visur skonis vienodas. O vat mano metodas duoda, ta prasme, neduoda kažkokio ten labai ypatingo skonio, bet tas skonis tiesiog būna labai stiprus. Ir dar pamatysit, kaip į ką raugiu šašlyką. Tai tada gal susitinkam prie pjaustimo lentos. Turim sprandinės, biškį česnakų, biškį svogūno. Svogūno geriau daugiau, aš tik tai pusę turėjau. Ir viską sudedam kažkur, sumalsim viską. Geriausia galima su mikseriu, su blenderiu, su mikseriu gal ne, bet su blenderiu, su kažkom susimalti viską ir pasidaryti tokią tyrelę iš šituo. Aš naudosiu tokį aparatą. Toks bus. Visą laiką jį naudoju. Ir dar į šitą marmalą reikia citrinos rūgšties įpilti. Galima išsispausti iš pačios citrinos. Aš tai tokį naudoju koncentratėlį. Daug labai nereikia. Ir biškai dar sumalsiu. Aš šitą marmalą vadinu bear spray, nes čia, žodžiu, čia įsitrintum į akis, tai nežinau, kas būtų. Čia dabar, jeigu kas nors įsilaužtų į namus, paimčiau tą išgreipčiau ir mesčiau į veidą, tai čia žiauru būtų. Tai va. Ką iš tikrųjų atradau dar kempingaudamas, tokį žiauriai gerą dalyką. Iš tikrųjų, kai marinuodavau mėsą anksčiau, dėdavau į visokius indelius, ten dar kažkur. Bet atradau tokius maišukus jie tokie užsitraukia. Ir tą maišuką taip perlenki vieną kartą. Ir čia labai svarbu yra. Ir perlenki dar kartą. Kad neapsipurvintų tie. Va, ir visą mėsą taip sumetei. Va. Taip, dabar kas iš prieskonių, tai aš mėgstu biškį druskos. Šiaip aš prieskonių mėsos taip stengiuosi niekada nenaudoti, nes man nepatinka. Iš tikrųjų naudoju į šitą receptą dėsim persiladą. Baziliką. Ir krapus. Toks žolelių. Ir tada va. O tada visą šitą marmalą supilam. Tada kefyro iš tikrųjų. Kefyro nerekomenduoju labai daug dėti. Iš tikrųjų kefyro turi tik tai tik tai sušlapint viską. Ir netgi gerai būna, kai
kitą dieną, pavyzdžiui, pasižiūrė ir jau kefyro atrodo nebėra. Tai va, nes jisai gal susigeria į mėsą, tada, nežinau. Va. Ir to maišelio vat pliusas tai yra, kad išsitraukiam ir tada išleidžiam orą visą. Mėgstu va taip va. Nu, ir va, turim marinatą, viską labai gerai išmaišom dabar. Kas man labai patinka su maišelio metodu, tai kad nėra bordako, iš tikrųjų maišyt nereikia su rankom nieko, viską tiesiog va, taip išmakaluoji. Ir dėl ko dar žiauriai gerai yra, kad kai į kemperį įsidedi ar kažką gali va suvinioti, įmeti. Jeigu kažkaip nėra vietos ar kažką, paėmė va gulščiai įdėjai. Tai va ir toks, ir šiaip, va pavyzdžiui, mėgstu antrą dieną biškį pramaišyti viską. Tai nereikia imti šaukšto, jeigu kažkokia talpoje yra šaukšto ir pramaišyti. Tiesiog va, išsitraukia iš šaldytuvo, pramaišiai, viskas. Nu va, pašovėm iš šaldytuvą, lygiai už paros kažkur kepsim. Šiaip mažiausiai 12 valandų, manau, turėtų raugimas vykti. Šiaip esu iš tų žmonių, kurie netiki to kelių valandų raugimų. Mano galva, čia toks biškai yra savęs apgaudinėjimas. Aišku, kažkiek tą mėsą įgauna to skonio, bet ta prasme, tikrą skonį išgausi tik tai mažiausiai parą laiko raugdamas. Nu, aišku, dar išimtiniais atvejais, ten esu girdėjęs, kad ir bandęs, kad su alum galima užraukti tokį poros valandų raugimą. Šiaip vištieną labai mėgstu raukti su Coca-Cola. Kam įdomu šitas Coca-Colos receptas, pakomentuokit, gal aš galiu kitą dar video padaryti apie vištienos raugimą Coca-Colai. O šiaip, nes Coca-Colai negali raukti labai ilgai mėsos ir visi žinom kodėl, bet šiaip labai gerą skonį gauna. Tai va, o šiaip, mažiausiai 12 valandų raugimas turi būti ir gal susitinkam tada už kelių sekundžių, už paros prie griliaus. Nu va, užkūrėm ugnį, šašlykas parą laiko kažkur pasimarinavo. Biškai aš jį dar ir vakar, ir šiandien dar pramaišiau. Labai iš tikrųjų žiauriai patogu. Tas maišelis iš tikrųjų žiauriai geras atradimas. Ir kas dar gerai yra, iš tikrųjų, čia gal nelabai ekologiškai, bet kai šašlykus susiveri, šitą paėmė ir išmeti. Nereik nieko plauti. Tai va. O dabar, dabar tik tai pasėdėti, pasimėgauti gerų orų, palaukti, kol viskas išdegs. Ir tada kepsim.
Va, viskas išdegė jau. Viena malka dar dega ten krašte, bet nieko tokio. Tai va, jau užmetam. Aš taip ant grotelių kepu, nes šašlikinės normalios neturiu. Galvoju iš tikrųjų pasidaryti, susivyrinti garažę, bet kol kas dar taip kepam. Dar vieną mėsytę. Tai va, dabar pagrindinis dalykas yra tai vartyti. Aš tai, man iš šius šašlykus kepant, aš visą laiką vartau jo. Uždedu visus vieną kartą apkepti. Nes kuo daugiau vartai, tuo minkštesnė mėsa būna. Ir šiaip niekada, ir aš juos dar taip sumoviau gan vieną prie kito arti. Ir jo, dabar vartyti ir šiaip mėgstu labiau gal, kai jie yra taip beveik čiut neiškepę. Jo, jie būna patys skaniausi, bet šiaip moterim, jeigu būna koks vakarėlis, kažkas kepam šašlykus, visą laiką, kai parnešam šašlykus, moterim būna, tai gali būti dviejų tipų šašlykai. Neiškepę arba sudegę. Tai va, tai aš darau neiškepusius geriau. Nu va, vartėm ir jau atrodo iškepėm. Nu va. Nu va, ir išsikepėm bliūdą šašlykų. Šiaip skonis ragavau, tai geras, žiauriai. Ir dar aš, kaip sakau, mėgstu taip, jie tokie nėra dakepę. Jie iškepę yra, bet jie tokie plyštantis. Tiesiog va taip va. Super. Ir jaučiasi tas labai svogūno skonis, nes sublenderiuotas svogūnas. Tai va, ir jeigu nori dar maistinio kontento, pakomentuokit. Ir šiaip galit pafollowint mane Instagrame. Čia aš Petras. Ir susitiksim kitam video, kuris turbūt jau bus keliavimo video, tikiuosi. Tai va, ir iki.